Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulius, kur dar vienas didis futbolo vakaras, dar vienas didelis moterų futbolo vakaras, ne viena komanda kaip Šiaulių Gintaro universitetas taip toli nėra žengusi niekada. Dar kartą labas vakaras, leidau pasiklausyti UEFA moterų čempionų lygos himno. Teko girdėti tokių minčių, kad čempionų lygos himnas yra šventas. Čia moterų čempionų lygos himnas ir ką tik jis nuskambėjo. Ko gero paskutiniai kartą šiame sezone gali būti taip, nes Gintaros universiteto komanda yra ekipa, kuri pralaimėjo svečiuose danėms rezultatu 0-5, o dabar netrukus prasidės dar viena dvikova ir šiandien reikėtų 6 įvarčių, norint patekti į kitą etapą Gintaro universitetui ir tai būtų jau ketvirtfinalis. Dabar yra aštuntfinalis ir tikrai turėtų būti labai įdomi ir atkakli kova. Bent jau reikėtų jos tikėti šiandien, kaip kalbėjo šiaulietės pačios prieš rungtynes, tikrai šiandien be kovos pasiduoti jos neketina ir šiandien atiduos visas jėgas atidavė ir Danijoje, bet ten jau buvo kaip buvo, ten varžovės pasirodė stipresnės. O šiandien matysime, kurigi komanda iškovos pergalę. Bent jau lygiųjų norėtų Rasa Imanalieva, bent jau taip kalbėjo ši futbolininkė, kuri šiandien ne komandos kapitonė. Komandos kapitonė šiandien yra Greta Kaselytė, pasikeitė vartininkės mūsų ekipoje ir ant atsarginių žaidėjų suolo yra palikta vartininkė Ina Boiko, kuri tikrai nelabai užtikrintai žaidė svečiuose. Ir matysime, kaipgi seksis lietuviai Gretai Kaselytei, kuri yra ir komandos kapitonė šiandien. Tikrai istorinis žygis, kurį pademonstravo Gintaro universitetas šiame sezone. Visų pirma buvo Šiauliuose atranka ir tikrai sėkmingai pasirodė šiaulietės ir atrankoje, pateko į tą kitą etapą. Kitame etape galinga Pragos Spartos komanda buvo pašalinta. 1-1 čia, 1-1 svečiuose ir galiausiai po 11 metrų baudinių serijos sėkmės šypsojosi Gintaro universitetui, komandai, kuri keliavo būtent į šį etapą. Tarp 16 stipriausių Europos komandų ne viena ekipa, kalbant apie Lietuvos futbolą, tiek vyrų, tiek moterų ir visą istoriją nėra taip aukštai patekusi. Ir Gintaras Radavičius, Gintaros universiteto prezidentas, būtent palinkėjo komandoms kažko panašaus. O čia štai toks apšilimas, kurį dabar ką tik padarė Brøndby ekipa iš Danijos. Jos reitingas Europoje yra 8, Danių komanda, Danių rinktinė yra netgi 4 Europoje, taigi tikrai labai galinga komanda. Prieš rungtynes tą ir kalbėjo Rimantas Viktoravičius, sakydamas, kad tiek fiziškai, tiek techniškai tikrai yra gerokai stipresnės varžovės, bet šiandien kova, noru, užsidegimu, manau, kad šiaulietės tikrai gali pademonstruoti gerą futbolą ir pasiekti tikrai neblogą rezultatą. Ir bent jau nepralaimėti didžiulių skirtumų. Norėtųsi, žinoma, bent jau lygių šiose rungtynėse. Mačo pradžia jau netrukus ir matysime, kaipgi kuriai komandai šiandien pasiseks. O su kamuoliu pirmosios bus Brøndby komanda. Burtai pirmosiose rungtynėse buvo toks labai svarbus dalykas, nes Gintaro universitetui pirmajame kėlinyje teko žaisti prieš Saulę ir Ina Boiko praleido kelis tokius tikrai sunkius įvarčius ir tokius keistus įvarčius po klaidų. Šiandien dabar, žinoma, Saulės nėra prieš vieną ar kitą komandą, taigi tai aplygina jėgas ir burtai nebėra tokie svarbus. Bet pirmosios su kamuoliu šį kartą buvo Brøndby futbolininkės, mūsų ekipa, kaip įprasta, geltonai juoda. Ir galbūt visų pirma apie varžovės Brøndby komandą. 16 numeris Cecil Braille Kramer, kuri yra vartininkė, ir aikštės žaidėjas 5 Louis Ringsging, taip pat 7 Mili Paulsen, 8 komandos kapitonė Teresa Nilsen, 9 Nana Kristiansen, 10 Liusi Kristiansen. Dabar perdavimas į baudos aikštelę, pirmasis pavojus ir reikia apsiginti mūsiškiams, tai ir daro dabar Letiša Šapė-Imga ir prie kamulio vartininkė Greta Kaselytė, taigi 15 numeris Čirinė Lamty, taip pat 17 Juli Tavlo Peterson, 18 Juli Trankier ir taip pat 22 Amalie Grünbaek, Testrup ir taip pat 23 Fatima Ali Abu Alful. Tokia yra Brøndby komandos sudėtis. Vyriausiasis komandos treneris yra Peras
Listorfas, kalbant apie Gintaro universitetą, čia pavardės, ko gero, tikrai daugeliu žinomos ir visai kitokios. 12 numeris vartininkė Greta Kaselytė ir aikštės žaidėjos. 2 Ugnė Šmitaitė, 6 Letiša Šapė Imga, 8 Viktorija Budrytė, 10 Ana Alekperova, 13 Vestina Nevertauskaitė, 14 Milda Liužinaitė, 15 Rasa Imanalieva, 16 Simona Veličkaitė, 17 Sonata Vanagaitė ir 19 Glorija Činasa Okoro. Tokia sudėtis, kalbant apie įsidėstymus, kuriuos turiu prieš akis, mūsų komanda šiandien žaidžia 4-5-1. Būtent tokiu įsidėstymu 4 gynėjomis, 5 saugiamis ir 1 puolėja. Glorija Činasa Okora žaidžia po puolėjų, 19 numeris, o puolėjos vietoje šiandien Sonata Vanagaitė. Kalbant apie Brøndby ekipą, šiandien 3 gynėjos yra pasirinktos ir taip pat viduryje žaidžia 5 futbolininkės ir 2 puolėjos. Tokia atakuojanti sudėtis, galbūt tiesiog yra nusiteikusios šiandien įmušti kuo daugiau įvarčių Brøndby futbolininkės, kurios 5-0 laimėjo pirmosiose rungtynėse. Kalbant apie tą dvikovą, kuri vyko Danijoje, ji vyko ne taip jau ir seniai. Beje, sekmadienį tikrai laiko mažai atsigauti abiejoms ekipoms. Juo labiau, kad Gintaro universitetas žaidžia jau sezono pabaigoje, o Danijoje sezonas vyksta šiek tiek kitaip. Tai yra ruduo pavasaris ir dabar ten pats įsibėgėjimas yra ir tikrai sėkmingai žaidžia ir vietinėme fronte. Mūsų varžovės Brøndby ekipa, kurios kol kas yra pirmos savoje lygoje. Pirmo, žinoma, šiame sezone buvo ir Gintaros universiteto žaidėjos, kurios apskritai kol kas 128 įvarčiai, nei vieno nepraleisto ir praleistų tikrai nebus jau šiame sezone, nes sezonas yra baigtas. Ir tikrai puikus buvo pasirodymas, rekordinis ir, kaip kalbėjo Gintaras Radavičius, Gintaros prezidentas, tikimasi, kad tai bus tiesiog ir į rekordų knygą įrašyta. Visi įvarčiai į varžovių vartus, o pačios Gintaros universiteto žaidėjos nepraleido nei vieno, bet ir pats Gintaros prezidentas kalbėjo, kad tai yra ir gerai, ir savotiškai blogai, nes didesnės konkurencijos Lietuvoje nėra ir norint žaisti su panašaus lygio galbūt varžovėmis, reikia žaisti su berniukais, nebent Lietuvoje, nes nieko panašaus čia nėra, nebent reikia vykti į Latviją ar Estiją ir ieškoti varžovai kitur. Čia standartinė situacija ir matysime, kuo dabar ji pasibaigs. Prie kamulio 1 Danių. Perdavimas į baudos aikštelę ir apsigina dabar Ana Alekperova dabar kamuolį išmušė, 10 numeris. Kalbant apie Danių ekipą, tai yra Danijos vicečempionės, nes praėjusiais metais pralaimėjo ši ekipa Fortūnos komandai. Fortūna taip pat žaidžia UEFA moterų čempionių lygoje ir taip pat žaidžia šiame etape, bet tikrai buvo ir gerų pasirodymų. Kalbant apie Brøndby komandą, ji nuolat patenka tarp stipriausių Europos ekipų, buvo netgi tokie istoriniai pasirodymai, buvo patekusi tarp 4 stipriausių komandų. Tai yra iki UEFA moterų čempionių lygos pusfinalių buvo nužygiavusios Brøndby merginos. Tai buvo 2003-2004 metų sezone ir 2006-2007 metų sezonuose. O praėjusiais metais kovą baigė 16-finalyje Brøndby komanda. Dabar grįžo tarp 16 stipriausių Europos ekipų, kur pirmąjį kartą pateko Gintaro universitetas. Kol kas tokių aukštumų tikrai nebuvo pavykę pasiekti. Čia dabar 17 numerių dvikova, grąžinamas kamuolys atgal. 17 numeris Brøndby ekipoje yra Julija Tavlo Peterson, o mūsų ekipoje Sonata Vanagaitė, kuri yra greita ir greita yra mūsų krašto saugė Simona Veličkaitė. Ir prieš pirmasias rungtynes, kalbėdamas Rimantas Viktoravičius, Gintaros universiteto vyriausiasis treneris išskyrė, kad mūsų kozeriai gali būti pasiaukojantis žaidimas, ypatingai ginantis ir taip pat greitos kontratakos, nes turime greitų žaidėjų ir būtent Veličkaitė bei Vanagaitė išskyrė Rimantas Viktoravičius. Ir gražins kamuolį į žaidimą Brøndby ekipa. Teresa Nilsen, 8 numeris, komandos kapitonė ir viena tų futbolininkų, kurios galbūt ir daugiausiai yra pasiekusios, kalbant apie Brøndby ekipą. Čia apskritai daug galima kalbėti apie šią komandą. Yra ir Danijos rinktinės žaidėjų, kurių yra 6. Viena jų šiandien vartininkė yra Cecil Kramer. Brail Kramer yra vartuose, 16 numeris.
Danijos rinktinėje kol kas 5 rungtynės yra sužaistos, o Teresa Nilsen apskritai netgi 62 rungtynės žaidė. 3 įvarčius pelnė, Brøndby ekipoje nuo 2009 metų rungtyniauja. Ji buvo išrinkta ir geriausia vietinė žaidėja, geriausia Danijos futbolininkė. Toks apdovanojimas yra atitekęs. Na, apskritai, Danijos komandoje yra ir tokių žaidėjų, kurios žaidė ir Europos čempionate, rinktinių čempionate 2013 metais. Ir Brail Kramer grąžina kamuolį į žaidimą. Ir po to perdavimas į aikštės vidurį. Perdavimas į priekį ir kairiajame krašte 23 numeris Ali Abu Alful. Išmuštas kamuolys už aikštės ribų ir kampinis skiriamas. Kol kas Gintros universiteto merginoms tikrai dažnai šiandien reikia gintis. Riem Hussein šiandien teisėjauja iš Vokietijos, Kristina Javorek iš Vokietijos asistentė, kaip ir Angelika Söder. Ir rezervinė rungtynių teisėja yra Jurgita Mačekūnytė iš Lietuvos, buvusi Gintros universiteto futbolininkė. Ir pasižiūrėsime, kuo pasibaigs ši standartinė situacija. Žaisti kamuolį pasirenka dabar Brøndby komanda ir perdavimas arčiau vartų. Čia Greta Kaselytė kamuolį gaudo. Mūsų komandos kapitonė Eva Ödlund iš Švedijos yra rungtynių inspektorė, o Olesėja Berdėja iš Moldovos yra šiandien rungtynių delegatė. Ir galimybė dabar mūsų komandai kontratakuoti. Simona Veličkaitė dešiniajame krašte, perdavimas į baudos aikštelę ir Brail Kramer prie kamuolio pirma. Galima kalbėti apie Naną Kristiansen, kuri taip pat žaidžia Danijos rinktinėje. Ji šiandien startinėje sudėtyje, kalbant apie Brøndby ekipą, 9 numeris 49 rungtynės. Danijos rinktinėje 4 įvarčiai. Katrin Veja taip pat žaidžia Danijos rinktinėje, bet šiandien šios futbolininkės nėra. Ir tokia tikrai pakankamai rezultatyvi žaidėja. 53 rungtynės ir 5 įvarčiai pelnyti. Dar vienas išpuolis, kamuolys lekia už aikštės ribų. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimą Greta Kaselytė. Ir Emma Madsen taip pat Danijos rinktinėje 4 rungtynės, įvarčių kol kas nepelnyta. Ji yra puolėja. Grąžina kamuolį į žaidimą Greta Kaselytė. Ir čia galimybė Sonatai Vanagaitei dabar paspausti savo varžovės, kurios atrodo vis tiek jaučiasi užtikrintai. Grąžinamas kamuolys atgal vartininkiai Brail Kramer. Ir po to į kraštą komandos kapitoniai Teresai Nilsen. Vėl Nilsen, pagal kamuolio kontrolę tikrai Danės būtų priekyje, bet netai žinoma svarbiausia, reikia tikėtis, kad šiandien bus galimybių lietuviams kontratakuoti, bus galimybė, tarkime, ir įvarčius mušti. Ir reikia tikėtis gero rezultato. Apie patekimą į kitą etapą galbūt nekalbėkime. Ta akcentavo spaudos konferencijoje prieš rungtynes ir Gintros universiteto prezidentas Gintaras Radavičius, sakydamas, kad būkime realistai, 6 įvarčius įmušti tikrai nėra realu, bet tikrai kovosime, stengsimės ir pademonstruosime visai kitokį žaidimą, nei tai buvo Danijoje. Ir šiandien, atrodo, žiūrovų skaičius vis didėja čia Šiaulių miesto savivaldybės stadione. 29 000 žmonių talpina Danijos stadionas, kuriame rungtyniavo Gintro universitetas. Tiesa, nebuvo jis tikrai pilnas, daug žmonių eitin nesusirinko, bet erdvė, žinoma, buvo didžiulės. Šiandien visai kitoks stadionas ir šiandien tas stadionas be jokios abejonės serga už Gintros universiteto komandą. Aktyviai dabar kamuolį laiko ir jį išlaiko Milė Paulsen. Ir galimybė kontratakai, Vanagaitė smūgis ir įvartis. Sonata Vanagaitė išveda Gintros universiteto komandą į priekį. Ką ir kalbėjau apie kontratakas, kad jų gali būti ir Vanagaitė 11 rungtynių minutę išveda mūsų komandą į priekį. Fantastiška situacija, fantastiškas startas ir, na, vėlgi, 5 įvarčius pelnyti, bent jau tą pratęsimą išplėšti galbūt ir sunku būtų, bet smagu, žinoma, kad įmuša lietuvės, smagu, kad muša Sonata Vanagaitė, kuri šiandien yra puolėja ir kuri žaidžia prieš tas 3, galima sakyti, Brøndby komandos gynėjas, bet svarbiausia, kad mūsų komanda pirmauja ir suteikia geras emocijas čia susirinkusiems gerbėjams.
Ir suteikia vilčių, kad šiose rungtynėse gali būti ir, ne bendra pergalė, bet tiesiog pergalė pasiekta šiose rungtynėse. Smūgis iš toli. Muša 22 numeris Amalie Grönbaek Testrup. Ir grąžina kamuolį į žaidimą. Greta Kaselytė, čia dabar klaida. Tų klaidų pirmosiose rungtynėse neišvengta, kaip ir minėjau, 0-5. Rezultatas buvo toks, galbūt trumpai šiek tiek apie tos įvarčius po šios standartinės padėties. Pasirengusios dabar Danės išnaudoti susidariusią situaciją. 5 numeris Lucy Ringsging. Prie kamulio. Ir matysime, koksgi variantas dabar bus pasirinktas. Tuoj teisėja Riem Hussein iš Vokietijos leis surengti šią standartinę situaciją. Perdavimas į baudos aikštelę ir smūgis į vartus iš aštraus kampo. Greta Kaselytė kamuolį gaudo ir meta jį į žaidimą. Ir kairiajame krašte Viktorija Budrytė. Perdavimas į priekį, vėl Vanagaitė ir šiandien tikrai labai daug vėjo kabutėse įneša šį futbolininkę. Perdavimas į kraštą, čia Veličkaitė baudos aikštelėje ir apsigina Brandbių komanda, bet vėlgi kontratakos tikrai yra labai pavojingos. Ko gero nepavyko padaryti rungtynėse ten, kalbu apie Daniją, šiandien viskas tikrai yra gerai. Gynybo veikia, per daug klaidų tikrai nebuvo ir tokių klaidų, kurios pakeistų rezultatą. Ir smagu tai, kad šiandien įvartį būtent pelnė mūsiškės. Dabar jau bendras rezultatas yra 1-5. Taigi, kalbant apie Daniją, Čirinė Lamty įmušė pirmąjį įvartį 6 rungtynių minutę ir situacija buvo tokia, kad buvo pakeltas kampinis ir po to kampinio Boiko kamuolį atmušė į kraštą, pirmosios suskubo prie jo Danės ir galiausiai iš baudos aikštelės krašto maždaug nukreipė kamuolį į tolimą į vartų kampą. 16 rungtynių minutę Emma Madsen įmušė gana greitai pelnyti 2 įvarčiai. Po kampinio Boiko kamuolio nelietė, kilo sumaištis prie mūsų komandos vartų. Čia dabar Vanagaitė vėl baudos aikštelėje, vėl bando smūgiuoti ir krinta dabar Vanagaitė ir pražanga šį kartą mūsiškė ataka prieš vartininkę. Dabar atrodo, kad yra užfiksuota, bet Vanagaitė tikrai labai aktyviai ir šį kartą už tą aktyvumą yra įspėjama ir Riem Hussein įspėja ją šių rungtynių arbitre, kad atakuoti prieš vartininkę negalima. Taigi 16 rungtynių minutė, kalbant apie Daniją, Boiko kamuolio nelietė po kampinio ir Danės pasinaudojo sumaištimi ir iš arti nukreipė kamuolį į vartus. 21 rungtynių minutė vėl ta pati Emma Madsen pasinaudojo perdavimu iš dešinės ir permetė kamuolį per mūsų ekipos vartininkę. Per 21 minutę pelnyti 3 įvarčiai. Ir po to pirmajame kėlinyje pavyko atsilaikyti Gintarui universitetui. Po pertraukos iš karto 47 minutę Fatima Ali Abu Alful įvartį įmušė nesėkmingai kamuolį. Atmušė po perdavimo iš krašto Ina Boiko ir kamuolys atšoko varžovėms. Tiesiai Fatimai Ali Abu Alful ant kojų ir įvartis buvo pelnytas. Ir po to atrodė, kad jau rungtynės baigsis rezultatų 0-4, bet 89 rungtynių minutę Teresa Nilsen įmušė įvartį, kai Boiko kamuolio nepagavo ir iš kelių metrų Teresa Nilsen nukreipė kamuolį į vartus. Krašto gynėjo, o čia dar viena standartinė situacija prie mūsų komandos vartų. Ar pasižiūrėsime, kuo jį pasibaigs. Pasirengusios dabar siųsti kamuolį į baudos aikštelę Danės. Šį kartą kamuolys neįžaidžiamas. Ir pražanga viešnioms. Ir Greta Kaselytė galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Ji kol kas įvarčio nepraleido apskritai. Greta Kaselytė daug minučių negavo šiame sezone UEFA moterų čempionių lygoje. Kol kas žaidė 1 rungtynes, Ina Boiko žaidė 5 ir Greta Kaselytė rungtyniavo atrankoje viename mačų. Berods su Farerų salų komanda, jeigu gerai prisimenu, o šiaip jos karjeroje yra 3 rungtynės UEFA moterų čempionių lygoje. Ina Boiko sužaidė 10 mačų, gerokai daugiau, o čia gali būti pavojinga. Perdavimas į kraštą. Ir Danės pačios išsivaro iš baudos aikštelės. Testrup buvo kairiajame krašte. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Danės. Vėl Ali Abu Alful. Dar kartą į priekį, po to vėl į kraštą.
Ringsing ir grąžinamas kamuolys atgal. Ir Danis bando kamuolį laikyti ir toliau. Po to perdavimas į kraštą. Kairiame krašte Ali Abu Al-Ful. 3 gynėjų šiandien yra Brøndby ekipoje, kalbant apie tą išsidėstymą. 2, galima sakyti, kad atraminės saugės, po to krašto saugės, 1 tokia atakuojanti saugė ir 2 puolėjos. O čia gali būti ir pirmoji geltona kortelė parodyta. Ir Ugnė Šmitaitė atrodo, ne, ji, Viktorija Budrytė dabar geltoną kortelę gauna. Ir Budrytė irgi kalbėjo, kad tikrai svarbu pačioms tikėti savimi. Nes, tarkime, kai vyko į Prahą Gintaro universitetas, apskritai, ko gero, tikėjo Gintaro universitetų tik pačios jos, kaip ir kalbėjo Viktorija Budrytė. Ir tiesiog reikia eiti, stengti, kovoti, atiduoti visas jėgas ir matysime, koks bus rezultatas. Prieš pirmąją dvikovą maždaug taip kalbėjo Viktorija Budrytė, kuri pastaruoju metu žaisdavo krašto gynėjos pozicijoje, bet šiandien Viktorija Budrytė yra atitraukta į krašto saugės vietą, kuri jai yra įprasta. Ir Ugnė Šmitaitė žaidžia dabar kairiame gynybos krašte šiandien. Ir Ugnė Šmitaitė nėra ta futbolininkė, kuri daug rungtynių būtų sužaidusi. Ir standartinė situacija. Perdavimas į baudos aikštelę ir Greta Kaselytė prie kamuolio pirma. Ir kol kas labai ramiai ir užtikrintai. Toks įspūdis, kad šiandien be jokio papildomo spaudimo žaidžia Gintaro universitetas. Jos neturi ką prarasti, tiesiog rungtyniauja ir tiek. Nori įrodyti, kad tikrai tas rezultatas 0-5 nebuvo toks, kuris atspindėtų tikrai jėgų santykį. Beje, Rimantas Viktoravičius, kalbėdamas apie savo komandos pasirodymą, sakė, kad tikrai priekaištų didelių neturiu apskritai, nes merginos padarė, ką galėjo. Galbūt trūko šiek tiek koncentracijos ir disciplinos. Čia vėl pavojinga situacija gali būti vėl Sonata Vanagaitė atakos smaigalyje. Ir šiandien Rimanto Viktoravičiaus pagrindiniai akcentai būtent ir yra disciplina ir koncentracija, taip pat ir gera gynyba bei kontratakos. Pasigėda tos drausmės pirmosiose rungtynėse. O čia Šapė Imga bando išmušti kamuolį. Ir po to Ugnė Šmitaitė siunčia kamuolį už aikštės ribų. Grąžins kamuolį į žaidimą Brøndby. Tikrai gana greitai lekia šios rungtynės, jau 20-oji mačo minutė. Tikrai kol kas geras susitikimas. Ir kas svarbiausia, laimingas rezultatas. 1-0. Mūsų komanda pirmauja po Sonatos Vanagaitės pelnyto įvarčio. Ir Sonata Vanagaitė tą įvartį pelnė 11-ąją rungtynių minutę. Imana Lieva į kraštą. Liužinaitė dabar ties klaidos riba, tačiau išsaugo kamuolį Milda Liužinaitė. Gražinamas kamuolys atgal, Neverdauskaitė. Vėl Liužinaitė į priekį ir link Sonatos Vanagaitės. Siunčiamas kamuolys, ieškoma priekyje būtent šios futbolininkės, kuris iki jau nukreipia kamuolį į vartus. Čia 5-asis numeris, Aliusė Ringsing. Vėl gražinamas kamuolys atgal. Ir Daniams šansas kontratakuoti, bet šiaulietės tikrai ginasi gerai ir patikimai. Tavlo Peterson į priekį. Ir bando perimti kamuolį dabar Vanagaitė. Ir tai atrodo, kad pavyksta padaryti šiauliečiai, bet galiausiai išmuša kamuolį už aikštės ribų. Kristiansen. Ir kamuolys vis dėlto atitenka Brøndby komandai. Atrodo, kad susižeidžia Glorija Činasa Okoro. Futbolininkė atvykusi iš Pusiaujo Gvinėjos. Ir Letiša Šapė Imga taip pat. 2 legionierės yra Gintros universiteto ekipoje iš Afrikos. Pirmąjį kartą istorijoje. Ir taip pat yra Ana Lekperova bei Ina Boiko, kurios futbolininkės yra iš Azerbaidžano.
Dabar perdavimas atgal. Po to vėl 17 komandos numeriui Pavlo Peterson. Ir ieškomo priekyje 18 numerio Tranekir. Gražimas kamuolys atgal. Čia po to link baudos aikštelės siunčiamas kamuolys. Ir atrodo, kad kampinės. Aletišo šapė Imga kamuolį liečia paskutinę ir kamuolys lekia už aikštės ribų, taigi reikės po standartinės situacijos dabar bandyti apsiginti Gintros universiteto merginoms. Ir vėl žaidžiamas kamuolys, būtent taip. Šiandien bando rungtyniauti Brøndby, perdamas į baudos aikštelę, sumaištis, tušti vartai ir laimiai nepataiko dabar juos 10 numeris Luise Kristiansen. Ir po to vėl Greta Kaselytė, mūsų komandos kapitonė. Vicekapitonė Rasa Imanalieva, kuri žaidžia tokioje kiek neįprastoje pozicijoje. Viduryje rungtyniauja Rasa Imanalieva ir, sakyčiau, tokioje atraminės saugės pozicijoje šiandien, kaip ir Ana Lekperova. Davilė Gailevičiūtė yra palikta ant atsarginių žaidėjų suolo, kuri žaisdavo nuo pirmųjų minučių dažnai. Taip pat vartininkai Naboiko, vienas tokių netikėtumų, bet praėjusiose rungtynėse tikrai neužtikrintai žaidė ši azerbaidžianietė, turinti ir Moldovės pilietybę. Činasa Okoro grąžina kamuolį atgal ir po to siunčiamas kamuolys į priekį. Ir šį kartą perdavimas nesėkmingas. Tikrai labai daug darbo besigindamos skiria Gintros universiteto merginos, nes didelėmis pajėgomis šiandien bando gintis mūsiškės ir bandyti kontratakuoti. O kad po kontratakų šansų gali būti ir tikrai matėme. Sykį jau ir įvartis pelnytas. Alija Bualful. Krinta dabar šį žaidėją ir nuo jos kamuolys už aikštės ribų, bent jau taip turėtų būti. Atrodo, kad teisėja iš Vokietijos mano taip pat. Šiek tiek daugiau nei pusė pirmojo kėlinio yra sužaista ir 1-0 rezultatas yra mūsų komandos naudai. Jeigu taip rungtynės baigtųsi, manau, kad tikrai turėtų būti patenkintos mūsų merginos. Nepaisant to, kad į kitą etapą, tai yra tarp 8 stipriausių ekipų keliautų Danės, bet mūsiškės būtų iškovojusios tą moralinę pergalę ir apskritai pergalę namie, savų žiūrovų akivaizdoje. Bet apie rungtynių pabaigą kalbėti dar tikrai yra gerokai per anksti. Dar tik 25 rungtynių minutė, bet pirmauti jau 14 minučių tikrai yra labai smagu. Neranda kam siųsti kamuolį Danės. Vėl pasirenkomas tos 3 gynėjos, kurios dabar kamuolį ir siuntinėja viena kitai. Apskritai visos Gintros universiteto žaidėjas savoje aikštės pusėje. Į kraštą. Dar kartą perdavimas ir po to į baudos aikštelę. Siunčiamas kamuolys, Vestina Neverdauskaitė ir Aletišo šapė Imga. Į kraštą. Ugnė Šmitaitė. Ir dar viena galimybė Danėms po tokio nelabai užtikrinto dabar lietuvaičių žaidimo. Čia galimybė kontratakuoti mūsų komandai. Glorija yra aikštės viduryje, ji dabar kamuolį gauna ir po to bandymas numesti kamuolį Vanagaitei. Diskvalifikacijų mūsų ekipoje nėra, traumų taip pat galima sakyti, kad nelabai, bet Kamilė Vaičiulaitytė jau anksčiau buvo aišku, kad negalės rungtyniauti, patyrė traumą, ji pasitempė kelio raiščius, atrodo, kad kažkas panašaus į šią diagnozę ir Kamilė Vaičiulaitytė šiandien yra įrašyta prie atsarginių futbolininkų, bet tikrai nerungtyniaus ir porą mėnesių negalės jį žaisti. Kalbant apie Kristiną Petrūnovą, legionierė iš Bulgarijos, jos šiandien taip pat nebus dėl asmeninių priežasčių. Nebuvo jos ir rungtynėse Danijoje. Kamilė Vaičiulaitytė taip pat negalėjo rungtyniauti dėl traumos. Kristiansen. Vėl atgal ir vėl taip
ieško, kaip įveikti mūsų komandos gynybą Danės. Į kraštą. Ali Abu Al-Ful. Tikrai šiandien aktyviai žaidžianti futbolininkė. Vieną įvarčių į Gintros universiteto vartus Danijoje būtent pelnė į 4. įvartį. Grąžinamas kamuolys atgal. Perdavimas į kraštą. Ir kalbant apie tuos praleistus įvarčius, Rimantas Viktoravičius teigia, kad vartininkę galima apkaltinti prie 3 įvarčių. Pirmojo ne ir taip pat 4. ne, o tiek antrasis, kai po kampinio nelietė kamuolio į Naboiko, tiek 3, kai permetė kamuolį per vartininkę ta pati Emma Madsen, kuri pelnė ir 2. įvartį, tiek ir 5, kai Teresa Nilsen pasinaudojo tuo, kad į Naboiko kamuolio nepagavo. Po tokio tikrai nestipraus smūgio. Rimanto Viktoravičiaus nuomonė, kalbant apie tuos 3 įvarčius, galima įžvelgti Inos Boiko kaltę. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę ir puikiai žaidžia dabar Aletiša Šapėjimga, o po to pataiko į Rasą Imanalievą. Varžovės čia labai gražiai žaidžia dabar Danės, puikiai situacija ir kaip žaidžia dabar Greta Kaselytė. Bravo mūsų komandos vartininkiai, labai gražiai vyko ši Danių ataka, bet dar gražesnis yra mūsų vartininkė žaidimas. Išgelbėjo mūsų ekipą Greta Kaselytė, kuri kol kas tikrai, sakyčiau, jaučiasi labai užtikrintai ir patikimai šiandien. Bent jau kol kas ir gelbėjo savo komandą ne kartą ir jokių gaisrų nesukėlė. Lietuvė, apie kurią kalbėjo komandos treneriai vadovai, taip kad anksčiau Greta Kaselytė tikrai buvo gerokai žemiau, žiūrint pagal meistriškumą nei Ina Boiko, dabar abi yra tikrai vienodo lygio vartininkės. Vienodo meistriškumo Inai Boiko buvo šansų daugiau suteikiamo šiame sezone ir Ina Boiko, galima sakyti, kad buvo tikrai didžiulė didvyrė rungtynėse Prahoje, kai ir gelbėjo savo komandą ne kartą ir po to 11 metrų baudinių serijoje sužaidė tikrai puikiai. Praėjusiose rungtynėse nelabai pasisekė Inai Boiko, bet vėlgi vienos žaidėjos tikrai apkaltinti negalima. Liužinaitė, jos perdavimas į priekį, čia atmestas kamuolys atgal komandos vartininkiai. Ji Danijos rinktinėje žaidžia nuo 2012 metų, bet Cecilė Breil-Kramer į Brøndby komandą atvyko 2014-aisiais, taigi net šiame sezone. Pirmieji metai ir ant atsarginių žaidėjų suolos šiandien yra palikta Katrine Abel. Abel perdavimas kapitoniai. 8 numerį Teresai Nilsen. Ir po to bando dešiniuoju kraštu savo ataką regzti Danės. Į baudos aikštelę bando siųsti kamuolį Danių komanda. Ir apsigina lietuvės. Grąžinamas kamuolys atgal. Ir po to vėl į kraštą. Ir Liužinaitė labai sunku šiandien žaisti prieš aktyvėją Fatimą Ali Abu Al-Ful. Į baudos aikštelę ir čia pirma prie kamuolio bus Viktorija Budrytė. Šiandien, kaip ir minėjau, krašto saugės pozicijoje, kuri jai yra įprasta visos karjeros metu. Ir vienas senbuvių Gintros universiteto ekipoje. Ir pasak Gintros vadovų sulaukiusi ir užsienio klubų dėmesio, tiek ji, tiek Rasa Imanalieva, bet tiesiog svarstoma skolinti jas, o kai ateis lemiamas kovos UEFA moterų čempionų lygą, tiesiog žaisti su pajėgiausia sudėtimi. Apskritai, Gintros universiteto vadovai mėgsta sakyti, kad tai yra visos geriausios lietuvės, kurios yra surinktos, būtent Gintros universiteto ekipoje žaidžia. Ir dar yra plus legionierių, kurių lygis taip pat, galima sakyti, kad yra aukštas. O čia dar viena standartinė situacija, dar vienas kampinis. Tarkime, tiek Ugnė Šmitaitė, tiek Milda Liužinaitė. Jos rungtyniauja Kauno FM Žoros ekipoje, bet UEFA moterų čempionų lygoje padeda Gintros universiteto ekipai. Ir joms tai yra tikrai puikiai patirtis. Kamilė Vaičiulaitytė taip pat. Dar neseniai tos paskutinėsios rungtynės buvo
moterų lygoje ir būtent žaidė prieš Šiaulių Gintros universiteto ekipą šios 3 futbolininkės. O čia galimybė kontratakai. Činasa Okoro krašte. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Danės. Teresa Nilsen, komandos kapitonė. Teresa Nilsen 2012 metais tapo geriausia moterimi Danijoje. Kalbu apie futbolininkę. Buvo išrinkta geriausia metų žaidėja ir padėjo savo komandai iškovoti dublį. Tai yra ir pergalę lygoje, taip pat ir taurės turnyre. O 2013 metais vyko į Europos čempionatą. Beje, ne tik ji, buvo ir daugiau tokių žaidėjų, tarkime, ta pati Nana Kristiansen taip pat vyko į 2013 metų Europos čempionatą. Kaip ir Katrinė Veja, kuri šiandien nežaidžia, kuri šiandien rungtynėms registruota nėra. Na ir dar viena futbolininkė, tai yra Emma Madsen, kuri pakeitė dėl asmeninių priežasčių į čempionatą nevykusią Sanę Troelsgaard Nilsen. Ir būtent Emma Madsen vyko į Europos čempionatą. Į kraštą vėl siunčiamas kamuolys. Ringsing su kamuoliu buvo. Dar kartą perdavimas į priekį. Ir čia dabar jau 15 numeris Lamty. Po to siunčiamas kamuolys vėl į kraštą. Labai bando tą kairį kraštą šiandien išnaudoti varžovės į baudos aikštelę. Ir apsigina dabar Letiša Šapė Imga, šaunuolė. Ir po to jau galimybė kontratakuoti mūsų komandai. Netikslus perdavimas link Sonatos Vanagaitės. 2 puolėjas savo tokia šiandien metė į kovą Rimantas Viktoravičius. Tiek ir Glorija Činasa Okoro, tiek ir Sonata Vanagaitė. Kamilė Vaičiulaitytė yra traumuota ir įdomu, kas galės pasirodyti, tarkime, antrajame kėlinyje, kas galėtų pagyvinti žaidimą, nes prisiminus rungtynę su Pragos Sparta komanda, kurios pasibaigė 1-1, Kamilė Vaičiulaitytė įvartį pelnė ir buvo tikrai aktyvi, netgi labai buvo ir Glorija Činasa Okoro. Ir po tų rungtynių Rimantas Viktoravičius kalbėjo, kad tiesiog tos futbolininkės, kurios žaidė atakos smaigalyje, galima paminėti ir Rasą Imanalievą, kuri šiaip yra puolėja, tai tikrai nuvargino varžovės. Ir jos atliko didelį darbą. Ir po to toms futbolininkėms, kurios pasirodė po keitimo, buvo lengviau. O čia dabar tolimas smūgis. Nepataiko į vartų plotą berods 10 numeris Luise Kristiansen. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Greta Kaselytė. Perdavimas į priekį link Sonatos Vanagaitės. Tavlo Peterson. 17 numeris, tokia aukšta vidurio gynėja. Ir dabar ji štai taip žaidžia, nepaisant to, kad 3 šiandien gynėjos yra Danijos komandoje, bet nebijo keliauti kone iki mūsų komandos baudos aikštelės. Pražanga prieš Rasą Imanalievą. Teisėja iš Vokietijos šią pražangą fiksuoja. Ir Letiša Šapė Imga siunčia kamuolį į kraštą. Taigi kol kas Brandbių komanda šiame Danijos lygos sezone, elito divizione, iškovojusi 37 taškus ir yra pirmoje vietoje. Joringo Fortuna yra antra, atsilieka labai nedaug 2 taškais ir būtent praėjusiais metais Fortuna nugvelbė tą pirmąją poziciją iš Brandbių ekipos, kuri karaliavo labai ilgai Danijos lygoje. Ir atrodė, kad buvo kone neįveikiama. Bet praėjusiais metais būtent čempionių komanda buvo kita.
Šiemet situacija kitokia, kol kas 12 pergalių yra iškovojusios Brøndby futbolininkės, 1 lygiosios, o kalbant apie Fortūnos komandą, 11 pergalių ir 2 lygiosios. Tokia kol kas situacija ir 2 taškais priekyje yra Brøndby ekipa. Kol kas tikrai gerai, galima sakyti, savo progas išnaudoja šiandien Gintros universiteto merginos, turėjo kone vieną idealią progą ir jie sugebėjo išnaudoti, o čia dabar nuošalės nėra, bet nesuspėjo jau prie šito kamulio Sonata Vanagaitė. Ko negalima pasakyti apie tą išnaudojimą Brøndby ekipos, kol kas tokios 4, galbūt šiek tiek geresnės progos ir įvarčio kol kas nėra. Siunčiamas kamuolys į priekį, po to į kraštą. Ali Abu Al-Ful. Ir siunčiamas kamuolys už aikštės ribų. Vestina Neverdauskaitė išsmūgiuoja kamuolį. Grąžinamas jis į žaidimą. LMT. Atgal. Savo komandos vidurio gynėjai Tavlo Peterson. Vėl Tavlo Peterson. Į kraštą. Ringsing. Ir išsaugo kamuolį aikštėje Neverdauskaitė. Bando pataikyti varžovę, bet šį kartą reikės kitaip žaisti. Kamuolys už aikštės ribų, bet kampinio nėra. Tiesiog dabar grąžins kamuolį iš šoninės linijos Danės. 5 numeris Luise Ringsing tai darys. Vėl grąžinamas kamuolys atgal. Tavlo Peterson. Komandos kapitoniai. Šį kartą aukštas perdavimas. Rimanto Viktoravičiaus nuomonė, varžovio ekipa tikrai yra labai galinga. Meistriškumas tikrai aukštas tiek ir fiziškai, tiek techniškai. Stipri ekipa. Taktiškai brandi. Tikrai labai gera komanda. Ir kol kas labai smagu, žiūrint į rezultatą, mūsų ekipa pirmauja prieš tą tokią galingą varžovių ekipą. Ir jau 39 rungtynių minutė. Ir mūsų ekipa priekyje nuo pat 11-osios. Būtų smagu ir antrą įvartį po kontratakos pelnyti, bet šansų tikrai dabar jau daug nebeturėjo mūsiškės. Įdomu, kiek jėgų bus antroje rungtynių pusėje, nes, kaip ir minėjo Rimantas Viktoravičius po pirmųjų rungtynių, Danių sezonas dar tik, galima sakyti, įsibėgėjo, o mūsų jau baigėsi ir pavargusios yra mūsiškės po tokio tikrai ilgo alinančio sezono. Daug rungtynių yra UEFA moterų čempionų lygoje, o čia pražanga prieš Rasą Imanalievą ir geltoną kortelę. Geltoną kortelę dabar traukiasi teisėja ir jį rodoma 7 numeriui. Tai yra Mili Paulsen. 40 rungtynių minutė. Ir Letišo Šapė Imka prie kamuolio. Tokia šiek tiek kitokia ir gynybos grandis šiandien. Viktorija Budrytė žaidžia saugios vietoje. O dabar atrodo, kad taip labai skausmingai nokautavo mūsiškę Rasą Imanalievą varžovę. Tiesiai koja į galvą dabar smūgis buvo. Ir ne veltui ta geltona kortelė parodyta. Čia šį kartą pražanga yra prieš mūsiškės. Vėl prieš Rasą Imanalievą, kurių pastaruoju metu labai skriaudžiama. 41 rungtynių minutė ir matysime, kuo ši standartinė situacija gali pasibaigti. Standartinės padėtis galbūt gali tapti ir mūsų arkliukų. Šiandien žiūrint yra ir Letišo Šapė Imga, yra ir ta pati Sonata Vanagaitė. Pasižiūrėsime, koks sprendimas dabar bus priimtas. Iki vartų tikrai yra toloka. Prie kamulio Viktorija Budrytė, Ana Alekperova bei Simona Veličkaitė atrodo. Ir panašu, kad Budrytė arba Veličkaitė galbūt bandys smūgiuoti iš taip toli. Labai smagu būtų tas antrasis įvartis. Ir gyvatvorė pakankamai masyvi. Atrodo, kad 3 lyg ir futbolininkės
Yra joje ir čia prabėga dabar Veličkaitė, namų darbai, ko gero yra. Čia tolimos smūgis ir labai gražus smūgis Ana Alekperova. Štai tokius namų darbus spėjo paruošti Gintaro universitetas per tas kelias dienas. Per porą dienų, kai rungtynių nevyko ir tie namų darbai tikrai yra netikėtumas Brøndby komandai. Jau 2-0 ir, atrodo, kad norėtųsi tikėti, kad galbūt šiandien Gintaro universitetas kūrė stebuklą, bet neužbėkime dabar įvykiams už akių. 2-0 taip pat yra gerai ir negalvokime apie tuos, 5 įvarčius. 2-0 ir tikrai solidu, sakyčiau, puikus žaidimas pirmajame kėlinyje. Pirmoji rungtynių pusėje tiesiog fantastiškas įvartis, kuris ko gero gali tapti netgi ir vienu gražiausių. Nekalbant apie Gintaros universiteto įvartį, bet galbūt ir apskritai šiame moterų čempionių lygos ture arba apskritai visame sezone. Viso sezono metu, nes tikrai labai gražiai viskas buvo atlikta. Ana Alekperova mušė iš toli. Net tiesą pasakius galvojau, kad Ana Alekperova gali būti prie kamuolio, kai ta standartinė situacija buvo ruošiama. Bet Ana Alekperova šį kartą prie kamuolio nebuvo ir štai toks sprendimas buvo pasirinktas ir manau, kad tikrai neprašovė. Net nemanau, o rezultatas rodo, kad neprašovė Gintaro universitetas pasirinkdamas tokią taktiką. Gražinamas kamuolys atgal. Ir manau, kad Danės galbūt šiek tiek tokios ir pasimetusios. Gynyba Gintaros universiteto tikrai yra solidi. Būtų toks skambus akordas pergalė šiandien. Pražanga prieš Aną Alekperovą. Ir Vestina Neverdauskaitė prie kamuolio lieka. 44 rungtynių minutė prasideda ir mūsų komanda pirmauja rezultatu 2-0. Tikrai puikios rungtynės, puikus pirmasis kėlinys. Dar kartą perdavimas ir po to į kraštą, kur aktyvioji Ali Abu Alful. Gintaras Radavičius, Gintaros prezidentas, kalbėjo, kad po šio pasirodymo tikrai puikus sezonas ir labai patenkintas juo buvo klubo prezidentas ir sakė, kad po to pasirodymo mums kaip tik, galima sakyti, kad apetitas išaugo ir pamatėme, kad galime kovoti su varžovėmis ir norime žengti kuo toliau. Ir toks optimistiškas buvo ir Rimantas Viktoravičius, sakydamas, kad dabar vieta mūsų kaskart turėtų būti vis aukštesnė. Nors neabejotinai tarp 16 stipriausių Europos komandų patekti pasiekimas yra didžiulis ir jį pakartoti bus sunku netgi pačioms Gintaros universiteto merginoms. Ir čia kalbu vėlgi Gintaro Radavičiaus žodžiais, kuris kalbėjo būtent taip, kad tikrai patekti tarp... O čia dabar toks kuriozinis epizodas. Kamuolys pataiko vienai rungtynių arbitrai į vėliavėlę ir ta vėliavėlė yra pamesta. O Danės grąžins kamuolį į žaidimą. 45 rungtynių minutė. Galbūt viena minutė bus kompensuota. Šioks toks stabdymas buvo. Čia perdavimas link Glorijos Šinaso Okoro. Čia dabar į priekį link Sonatos Vanagaitės. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Juli Tavlo Peterson. Tavlo Peterson link komandos draugės. Dabar taip žemai nusileido Fatima Ali Abu Alful. Dabar galbūt netgi 4 gynėjomis bandys rungtyniauti Danės. Pradėjo rungtynę su 3, bet mato, kad nelabai kažkas išeina. Ir puolant nėra lengva, o ginantis apskritai kol kas bėdų labai daug. Čia smūgis rikošetas ir... Ar pavyks mūsų komandai apsiginti? Pavyksta. Rasa Imanalieva kamuolį išmuša. Ir tai yra viskas. Pirmojo kėlinio pabaiga. Ir pabaiga tikrai labai linksma, nes rezultatas yra 2-0. Mūsų komandos naudai Sonata Vanagaitė įmušė pirmąjį įvartį, po to Ana Alekperova pasižymėjo atitinkamai 11:42 minutėmis. Dabar pertrauka ir tikėsimės tokio paties vaizdo ir po jos. Sveiki sugrįžę čia, kur labai smagu, sakyčiau netgi taip, 2-0. Toks yra rezultatas. Šiaulių Gintaros universiteto komanda pasiekusi istorinės didžiausias aukštumas Lietuvos futbolo istorijoje. Pirmauja prieš Danės Brøndby komandą, kurios atrodo, kad jau ieško kažkokių kitų receptų.
Ir lyg ir leidžia į kovą ketvirtąją gynėją, tokia tikra, dabar dviem tokiamis aukštomis centro gynėjomis bandys rungtyniauti. Jeigu gerai mačiau, atrodė Stine Larsen pasirodo aikštėje, tai yra 12 numeris ir jį rungtyniaus greta 17-ojo Julijai Pavlo Peterson, gynėjas, kuri taip pat žaidžia viduryje ir bandys dabar jau gintis, ko gero, Gintros universiteto varžovės. 18 numeris yra pakeistas, Julija Tranekier. Taigi, kalbant apie komandų sudėtis, jos atrodo, kad daugiau nėra pasikeitusios, išskyrus tą vieną keitimą. Taigi, Brøndby 16 numeris, Cecily Braille-Kramer, 5 Luisi Ringsing, 7 Emilia Paulsen, 8 Teresa Nilsen, kuri yra komandos kapitonė, 9, čia dabar pasižiūrėsime, kuo pasibaigs šis smūgis ir puikiai žaidžia Greta Kaselytė, gaudo kamuolį dabar ji, 9 numeris Nana Christiansen, 10 Luise Christiansen, taip pat 15 Čirinė Lamty, 17 Juli Pavlo Peterson, 18 žaidė pirmajame kėlinyje, bet po pertraukos yra pakeista Juli Tranekier ir taip pat 22 Amalie Grönbaek Testrup, 23 Fatima Ali Abu Alful ir aikštėje pasirodė taip pat 12 numeris Stine Larsen. Taigi tokia yra Danių sudėtis. Treneris yra Pyras Lisdorfas, o kalbant apie Gintros universiteto komandą, 12 numeris vartininkė Greta Kaselytė, aikštėje žaidėjos 2 Ugnė Šmitaitė, 6 Letiša Šapė Imga, 8 Viktorija Budrytė, 10 Ana Alekperova, 13 Vestina Neverdauskaitė, 14 Milda Liužinaitė, 15 Rasa Imanalieva, 16 Simona Veličkaitė, 17 Sonata Vanagaitė ir 19 Glorija Činasa Okoro. Komandos treneris Rimantas Viktoravičius, dar nepaminėjau tik teisėjų. Priminsiu, kad šiandien brigada yra iš Vokietijos, tai yra aikštės teisėja Riem Husein. Taip pat asistentės 2 vokietės Kristina Javorek ir Angelika Söder. O 4 teisėja šiandien yra Jurgita Mačikūnytė, lietuvė, buvusi Gintros universiteto futbolininkė. Kalbant apie šiandien rungtynių inspektorę, tai yra švedė Eva Ödlund. Ir taip pat delegatė šiandien yra atvykusi iš Moldovos Olesėja Berdėja. Taigi grąžins kamuolį į žaidimą mūsų komanda. Gintros universiteto merginos, jo šiandien 4-5-1 rungtyniauja, kalbant apie Brøndby ekipą 3-5-2. Išsidėstymas buvo toks, dabar jau 4 gynėjos yra Brøndby komandos sudėtyje pakeista futbolininkė, tai yra 18 numeris, ji žaidė krašte. Tai yra Julija Tranekier. Ir pasižiūrėsime, kaipgi dabar viskas bus. Lieka tame dešiniajame krašte 8 numeris komandos kapitonė Teresa Nilsen. Vidurio gynėjas jau minėjau, tai yra 17 numeris Tavlo Peterson ir po keitimo aikštėje pasirodžiusi Larsen. O kairiajame krašte lieka Ringsing. Ir kalbant apie aikštės vidurį, ten 10 numeris lieka Christiansen, taip pat ir Christiansen kita ir dešiniajame krašte dabar yra Testrup, o kairiajame krašte rungtyniauja Ali Abu Alful. Taigi pasitraukė dabar Testrup į dešinį kraštą. Jį žaidė puolėjos poziciją, dabar panašu, kad dešiniajame krašte rungtyniauja, o puolėje lieka 7 numeris Emilia Paulsen. Tokie yra pasikeitimai Danių komandoje. Ir ilgai dabar su kamuoliu nesiskiria Gintros universiteto merginos, žaisdamos Lietuvos čempionės prieš Danijos vicečempionės, kurių istorija tikrai šlovinga ir daug kartų Danijos čempionėmis tapo ši komanda. 8-oje įskaitinėje pozicijoje yra visame Europos futbole, žiūrint į klubinės komandas, o čia puikiai žaidžia dabar Teresa
Nilsen, bet puikiai rungtyniauja ir Alytišo Šapė Imga. Glorijai Činaso Okoro siunčiamas kamuolys. Luise Ringsging perima kamuolį. Ir po to bando paspausti savo varžovę, mūsiškę. Tai yra Ana Lekperova. Ana Lekperova šiandien vieną įvarčių pelnė. Na, dar grįžtant prie Brøndby, pirmą kartą čempionėmis jos tapo 2003 metais ir nuo to laikmečio prasidėjo Brøndby moterų futbolo komandos dominavimas Danijos aukščiausioje lygoje ir iš sosto buvo Danijos ši komanda Brøndby išversta tik po 10 metų ir nusileido būtent Joringo Fortūnos komandai. Siunčiamas kamuolys į kraštą, grąžinamas atgal. Vėl perdamas atgal, čia Larsen. Pasirodžiusi po keitimo, na, labai įdomiai, beje, prieš rungtynių pertrauką buvo, kai Gintaro universitetas buvo Rūbinėje, Danės darė apšilimą, tos, kurios rungtyniauja. Nelabai teko matyti kažką panašaus, bet buvo 5 minutėms likus pasirodė aikštėje Danės ir padarė apšilimą ir po to pradėjo antrąjį rungtynių kėlinį. Milda Liužinaitė prie kamuolio. Jos perdavimas į priekį. Siunčiamas kamuolys į priekį. Ir po to į kraštą. 8 numeris Teresa Nilsen. Atrodė taip, Danės labai energingai pradėjo šias rungtynės, bet kontratakos tikrai puikios, kalbant apie Gintaro universitetą. Bene porą tokių gerų šansų. Vienas įvartis ir standartinės situacijos irgi. Galima sakyti, kad puikus dalykas, iš panašiaus atstumo įmušė įvartį Gintaro universitetas. Matysime, ką Danės padarys. Reikia tikėtis, kad nieko panašaus, ką sugebėjo sukurti Gintaro universitetas, pasitelkusios futbolininkės mūsiškės namų darbus. Ir lieka prie kamuolio viena žaidėja. Jeigu neklystu, atrodo 17 arba 12 numeris, viena iš centro gynėjų. Ir matysime, kokį sprendimą pasirinks Danė. Dar kartą perdavimas. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, krūtinė, dabar stabdosi kamuolį Danė ir reikia apsiginti, smūgis virš vartų ir labai gerai. Tai yra, apsiginti šį kartą pavyko, lieka rezultatas 2-0. Na, vėlgi, jeigu kas matėte įvarčius, kurie buvo pelnyti Danijoje, iš karto norisi prisiminti ir kad tikrai galėjo nebūti keleto įvarčių ir dabar būtų visai kitokios rungtynės. Rezultatas, žinoma, yra 2-0, tai viskas yra gerai, bet žinoma, tas 2-0 kol kas dar tikrai nieko nereiškia. Dar reikia 3 įvarčių, bet Rimantas Viktoravičius, grįžęs iš Danijos spaudos konferencijoje, kalbėjo, kad 5 įvarčiai praleisti moterų futbole, tai tas pats būtų, tarkime, kaip vyrų futbole 2 ar 3, nes moterų futbolas visą laiką yra rezultatyvesnis. 2-8 numerį dvikova, Budrytė bando žaisti prieš 8 numerį Teresa Nilsen. Dar kartą į kraštą. Ir perima kamuolį Gintros universiteto merginos. Į priekį siunčiamas kamuolys. Dešiniajame krašte yra Simona Veličkaitė. Sonata Vanagaitė yra pasirinkta ir Vanagaitė spaudžia varžovės, bet šį kartą jos kontroliuoja situaciją. Ina Boiko vartininkė ir aikštė žaidėjas Tatjana Veržbickaja, Algimantė Mikutaitė, Kamilė Vaičiulaitytė, Dovilė Gailevičiūtė, Samanta Karasiovaitė ir Evelina Buividavičiūtė yra ant atsarginių žaidėjų suolo, kalbant apie Gintros universiteto ekipą. Kamilė Vaičiulaitytė yra traumuota ir ta futbolininkė, kuri įmušė įvartį į Spartos vartus, šiandien nepasirodys aikštėje ir susiaurėja tas atsarginių žaidėjų suolas, bet tikrai dar turi ką mesti į kovą Rimantas Viktoravičius. Dar kartą į kraštą, čia labai lėtai dabar bėga Milija Paulsen. Greitesnė buvo mūsiškė legionierė iš Afrikos Alytišo Šapė Imga. Į baudos
baudos aikštelės siunčiamas kamuolys ir čia pavojus dabar gali kilti. Numestas kamuolys atgal ir dabar jau pavyksta Gintros universiteto komandai išeiti iš savosios baudos aikštelės, po to pataiko į Aną Alekperovą varžovės. Ne pirmą kartą šiandien būtent toks susidūrimas, buvo panaši situacija ir Rasai Imanalijevai. Ir pagalba suteikiama dabar Anai Alekperovai. Ir būtent Rasa Imanalijeva pagalba suteikia. Ir viskas yra gerai. Ana Alekperova, azerbaidžianietė, galės tęsti rungtynes. Futbolininkė, kuri labai jau ilgai komandoje yra su pertraukomis, bet žaidžia šioje ekipoje. Eina Boiko irgi, galima sakyti, senbuvė, 2 legionierės ir 2 naujos legionierės. Letiša Šapė-Imga, viena jų, ir Glorija Činasa-Okoro. Glorijos žaidimu nėra taip patenkinti Gintros universiteto atstovai, o tarkime su Letiša Šapė-Imga, kaip ir su Ana Alekperova, kontraktas dar yra ir kitiems metams. Į žaidimą grąžinamas kamuolys, tikrai toks ne vienadienis projektas yra Gintro universitetas, jau 15 metus skaičiuoja ir 11 metai UEFA moterų čempionų lygoje. Ir buvo tikslas per 10 metų patekti tarp 32 stipriausių Europos komandų. Dabar, kadangi taip išėjo, kad per 10 metų nepavyko patekti, 11 metai buvo su kaupu. Čia pavojinga situacija ir kaip gerai žaidžia Letiša Šapė-Imga. Išmušdama kamuolį, atrodė, kad jau bus pavojus, bet apsigina afrikietė. Ir grąžins kamuolį į žaidimą dabar varžovės. Lieka 2-0 ir mūsų futbolininkės ir toliau tyko kontratakų. Pavyzdingai, disciplinuotai, tikrai pasiaukojančiai besigindamos. Progų kontratakai taip pat turėjo, bet antrajame kėlinyje kol kas per tas sužaistos minutės nelabai dar buvo galimybių. Rasa Imanalijeva be pražangų dabar išmuša kamuolį varžovės čiuoždamos. Ir vėl neranda kam kamuolio pasiųsti Danės, pasirenka Testrup. Galės grąžinti kamuolį į žaidimą Nilsen. Tai ir daro, vėl perdavimas į kraštą. Vėl Nilsen, vėl atgal. Į priekį siunčiamas kamuolys ir kova dėl jo. Laimi dvikova 22 numeris vėl Testrup, kuri perkelta dabar į krašto saugės poziciją, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir apsigina Gintro universitetas. O po to pražanga. Ir gerai, tai yra stabdymas, galimybė nusiraminti Gintros universiteto merginoms, kurios buvo spaudžiamos pastaruoju metu. Ir Ugnė Šmitaitė prie kamulio. Paliekamas kamuolys Letišai Šapė-Imgai ir Vestina Neverdauskaitė. Milda Liužinaitė krašte. Ir čia dabar jau Simona Veličkaitė sėkmingai žaidžia. Ir grąžinamas kamuolys atgal. Lieka, žinoma, tos pačios krašto gynėjos Gintros universiteto ekipoje. Ugnė Šmitaitė ir Milda Liužinaitė. Į kraštą siunčiamas kamuolys Testrup. Šapė-Imga. Ir Vestina Neverdauskaitė. 2 centro gynėjos mūsų ekipoje. Matysime, kaipgi keisis tas išsidėstymas, kai Rimantas Viktoravičius keitimus nuspręs atlikti. Ir čia pavojingas perdavimas į baudos aikštelę. Liužinaitė ir gerai, dabar viskas pasibaigė. Išmuša kamuolį mūsiškės ir dar po to ir Viktorija Budrytė ir į priekį gerą perdavimą atlieka. Į kraštą. Vėl čia Testrup. Dabar labai daug tuo dešiniuoju kraštu puola varžovės. Pirmajame kėlinyje daugiau kairiuoju kraštu ir susižeidžia Greta Kaselytė. Ataka prieš ją dabar buvo užfiksuota. Na, jeigu galvojate, kad, tarkime, tas rezultatas yra 5-0 toks žiaurus
svečiuose ir tikrai negražus. Tai buvo ir visai tokių rezultatų irgi panašių, kurios paminėjo Gintros universiteto vadovai grįžę iš Danijos. Na, tarkime, pralaimėjo tokiu pat rezultatu ir Permės Zvezda komanda, pilna žvaigždžių. Ir buvo ir daugiau rezultatų 0-5, 0-4. Zvezda pralaimėjo 0-5, 0-5 nusileido ir Ispanės. Vokietėms Austrės pralaimėjo 0-4. Taigi tikrai nieko baisaus. Ir šiandien, jo labiau, kad 2-0 pirmauja mūsų komanda 61-ąją rungtynių minutę ir lieka apie pusvalandį iki rungtynių pabaigos, kad ir nepavyktų įmušti tuos 5 įvarčius, kas realiai tikrai yra mažai ir tikėtina ir mažai realu, bet tikrai šiandien mūsiškės vertos pagarbos už tą kovą. Galbūt Brumbių komandai ir nusiteikti šiandien buvo sunku po pirmosios pergalės rezultatų 5-0. Jos galbūt išbėgo į kovą saugoti rezultato, bet buvo nubaustos porą kartų. Grąžins kamuolį į žaidimą Milda Liužinaitė. Ir po to kamuolys atitenka jau danėms. Vieną keitimą kol kas yra atlikęs Peras Lisdorfas, o Rimantas Viktoravičius kol kas keitimų dar nėra atlikęs. Ir aikštės viduryje dabar siuntinėjamas kamuolys. Perdavimas į priekį. Čia galva šapė Imga. Ir tai gali būti pavojinga. Dar vienas danių išpuolis. Apsigina mūsiškės. Galimybė kontratakai. Pražanga prieš Činaso Okorą ir geltona kortelė bus parodyta už greitos atakos nutraukimą. Ir tą geltoną kortelę dabar gauna lyg ir 10-asis numeris Luise Kristiansen. Jei ta geltona kortelė yra parodyta. Ir prie kamulio lieka Milda Liužinaitė. Ir Milda Liužinaitė grąžins kamuolį į žaidimą. Nepasirodė, kad 10-asis numeris geltoną kortelę gavo, kuris saugojo 5-ąjį numerį, kur žaidžia kairiajame gynybos krašte. Tai yra Luise Ringsing. Geltona kortelė įrašyta Luise Kristiansen. Ir Milda Liužinaitė grąžins kamuolį į žaidimą. Simona Veličkaitė krašte, viena jauniausių žaidėjų ir beje rezultatyviausia Lietuvos lygos žaidėja. 27 įvarčiai jo sąskaitoje šiame sezone, bet tų įvarčių tikrai buvo labai daug. 128 įmušti, ne vieno praleisto, kalbant apie mūsų lietuvaitės. 54 taškai per 18 rungtynių. Ir iš karto, ko gero, viskas puikiai atsispindi artimiausių konkurenčių statistikoje. Plius 15 įvarčiai Kauno FM Žaros, nepaisant to, kad 12 pergalių yra iškovota, 1 lygiosios, 5 pralaimėjimai, bet tikrai skriausdavo ir tas varžovės. Gintro universitetas FM Žara 37 įvarčius, 37 taškus iškovojo, o 27 taškai Vilniaus moterų futbolo akademijos Žalgiris sąskaitoje ir tai yra 3-oji pozicija. Nuošalė užfiksuota. Ir vėl kamuolys atitenka mūsiškiams. Milda Liužinaitė siūs kamuolį į priekį. Kaip ten bebūtų, tie, kurie atvyko šiandien į Šiaulių miesto savivaldybės stadioną arba tie, kurie stebi transliaciją per Futbolo TV, manau, kad neturėtų būti nusivylę. Mato tikrai gerą mūsiškių žaidimą. Nuošalėje Sonata Vanagaitė. Galbūt savyje ir galvoja Rimantas Viktoravičius, kad reikia šiandien įvarčių mušti. Tokia gana atakuojanti sudėtis žiūrint į pavardės ir į nominalias pozicijas. Sonata Vanagaitė, taip pat ir
Glorija Činasa Okoro ir taip pat ta pati Rasa Imanalyva, 3 puolėjos, bet jo žinoma žaidžia šiek tiek kitose pozicijoje. Puolėja šiandien yra vienintelė. Tai yra Sonata Vanagaitė, Ana Alekperova su Rasa Imanalyva žaidžia atraminių saugių pozicijose, o Činasa Okoro žaidžia atakuojančią saugę šiandien. Ir Greta Kaselytė gražina kamuolį į žaidimą, siūsdama jį į aikštės centrą. O čia Luise Kristiansen, 10 numeris, dėl kamuolio kovoja. 66 rungtynių minutė. Ir 2-0 mūsų komandos naudai. Sonata Vanagaitė, 11 minutė, Ana Alekperova, 42. Gražinamas kamuolys atgal. Čia komandos kapitonė Teresa Nielsen. Dar kartą perdavimas į kraštą. Ir po to siunčiamas kamuolys į priekį, po to į kairį į kraštą. Galimybė kontratakuoti buvo danėms, lietuvės apsigina. Ir vėl danių išpuolis tęsiasi. Danių, kurios 8 reitingą užima Europoje. Pragos Sparta buvo 9 ir 9 reitingą užimančias varžovės Gintro universitetas įveikė. Na ir patys Gintros universiteto vadovai tikisi, kad kitąmet tiesiog reitingas bus ir Gintros universiteto gerokai patobulėjęs ir pagerėjęs. Ir Gintro universitetas galės tikėtis sąlyginai lengvesnių varžovo atrankoje. Galbūt galės būti ir tame pirmajame krepšelyje. Arba antrajame, kaip ten bebūtų. Šiemet buvo Gintro universitetas 3-ame krepšelyje, bet tai nesutrukdė patekti į kitą etapą. O beje, grupės nugalėtojomis tapo kiprietės Apollon Ladies komanda iš Limasolio. Ir šią ekipą pašalino iš kovos Brøndby komanda praėjusiame etape. 1-0 pergalę iškovojo namie kiprietės, svečiuose danės nugalėjo 1-0 ir teko žaisti pratęsimą ir ten po to jau sėkmė šypsojosi Brøndby komandai. Bet tikrai galima kalbėti, kad kova vyko. Ir tos pačios kiprietės buvo visai kitokios nei, tarkime, rungtynėse su Gintros universiteto komanda. Daug naujokių buvo atvykusių, daug amerikiečių naujų. Boja Sørensen mušė įvartį 40-ąją minutę, kalbant apie Brøndby ekipą. O tai buvo 40-ąją minutę, 104-ąją Testrup įmušė ir išlygino rezultatą. Tiksliau išvedė Brøndby komandą į priekį, nes Anderson 95-ąją minutę buvo išlyginusi rezultatą ir tokiu atveju Apollon Ladies ekipa būtų keliavusi į kitą etapą ir žaidusi su Gintros universiteto merginomis. Bet Testrup 104-ąją minutę ir Madsen 112-ąją įmušė. Ir 11 metrų baudinių serijos neprireikė. O kalbant apie mūsų komandą, 11 metrų baudinių serija buvo Prahoje ir lemiamą 11 metrų baudinį įmušė Rasa Imanalyva, kuri dabar grūmėsi aikštės viduryje. Pražanga ir teisėja bando kontroliuoti tas papildomas emocijas, prasiveržiančias dabar. 69-oji rungtynių minutė. Į kraštą siunčiamas kamuolys. Teresa Nielsen grąžina kamuolį atgal ir čia 12-asis numeris Tine Larsen. Vėl Teresa Nielsen. Testrup grąžina kamuolį atgal į kraštą. Labai gerai dabar sužaidė Danė, stabdosi kamuolį ji, tai yra krašto gynėja Luise Ringsing.
Ir keitimas Gintros universiteto ekipoje, 19 numeris keičiamas, 7 pasirodys aikštėje, vietoje Glorijos Činasa Okoro pasirodys Dovilė Gailevičiūtė. Dovilė Gailevičiūtė yra centro saugė, tokia ir atraminė saugė. Ir dabar, ko gero, Rasa Imanalijeva žais po puolėją. Po Sonata Vanagaitė, kaip mėgstama sakyti, o Dovilė Gailevičiūtė atraminės saugės pozicijoje rungtyniaus. Irgi Dovilė jau yra sunku, sezono pabaiga apskritai sunku išlaikyti tą gerą formą. Jeigu būtų patekusi Gintros universiteto komanda į kitą etapą, tokiu atveju būtų rungtynės vasara. Dar vienas keitimas ir Brøndby ekipoje, 21 numeris Emma Madsen pasirodo aikštėje, o keičiama Nana Christiansen. Emma Madsen, 25 metų žaidėja, puolėja 1,79 cm ūgio, taigi aukšta futbolininkė, pakankamai aukšta, ir Brøndby ekipoje žaidžia nuo 2009 metų, nuo 2011 rungtyniauja ir Danijos rinktinėje. Ir Emma Madsen žaidė ir UEFA moterų Europos čempionate 2013 metais. Kaip ir minėjau, pakeitė dėl šeimininių priežasčių negalėjusią į čempionatą vykti Sanne Tralsgaard Nielsen. O pakeista dabar yra Nana Christiansen, futbolininkė, kuria yra taip pat 25 metai. Žemesnė 1,67 cm ūgio, Danijos rinktinėje daug rungtynių sužaidusi, geltona kortelė rodoma ir geltona kortelė Mildai Liužinaitei. Ar Simonai Veličkaitai dabar. Kažkuriai krašto saugiu atrodo, kad vis dėlto Simona Veličkaitė gauna geltoną kortelę. Geltonų kortelių tikrai šiandien nedaug. Gintros universiteto merginos, jos beje skaičiuojasi ir svarbu, kad geltonų kortelių negautų Vesina Neverdauskaitė ir Letiša Šapė Imga. Tokiu atveju pirmasis rungtynės kitais metais reikėtų praleisti. Čia dabar pavojus ir nepataiko į vartus Danės. Taip atrodo Simonai Veličkaitė geltoną kortelę. Viktorija Budrytė buvo gavusi geltoną kortelę prieš tai. Taigi Nana Christiansen yra pakeista. Ar kiek teko rasti informacijos, Nana Christiansen, nepaisant to, kad taip pat žaidė 2013 metų Europos čempionate, Danijos rinktinėje 49 rungtynės, 4 įvarčiai, Brøndby ekipoje nuo 2007 metų rungtyniauja, bet cukrinis diabetas atrodo yra diagnozuotas ją, bet rungtyniauja vis tiek ir žaidžia tikrai sėkmingai ši futbolininkė. Gražinamas kamuolys atgal. Ir čia 12 numeris Stine Larsen. Aikštės viduryje dabar 17 Stavlo Peterson. Į kraštą. Teresa Nielsen. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir išmuša kamuolį iš baudos aikštelės Letiša Šapė Imga. 74 rungtynių minutė. Ir kol kas sausi mūsų komandos vartai šiuose rungtynėse. Kabutėse, nes įvarčio nepraleido mūsų futbolininkės. Pačios sugebėjo įmušti 2 įvarčius dar pirmajame kėlinyje. Imanalijeva. Atgal Gailevičiūtė. Čia Viktorija Budrytė į priekį link Sonatos Vanagaitės. Stavlo Peterson. Vėl perdavimas atgal, po to į kraštą. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Milda Liužinaitė. Dovilė Gailevičiūtė ir kamuolys iš jos yra perimamas dabar. Teresa Nielsen. Taigi nugalėtojai laukia kovos jau pavasarį, jau nebe šiemet. Ir tikrai būtų galima galvoti apie kitus metus, jeigu būtų Gintro universitetas patekęs tarp tų
8 stipriausių komandų, bet galbūt taip greitai nenorėkime. 11 metai UEFA moterų čempionių lygoje. Pirmąjį kartą Gintros universiteto merginos keliauja tarp 16 stipriausių komandų Europoje. Ir kamuolys už aikštės ribų. Galės Greta Kaselytė grąžinti jį į žaidimą. Per daug neskuba Gintros universiteto vartininkė. Kalbant kol kas apie statistiką, kuri yra oficialioje UEFA svetainėje, kampiniai kol kas 0-5, pavojingos atakos 6-24, o geros galimybės 1-3. Kol kas statistika tokia, įvarčiai 2-0. Gintro universitetas pirmauja. Šapė Imga. Į priekį Lekperova. Siunčia kamuolį į kraštą, čia išsaugo, dabar jį Simona Veličkaitė. Dovilė Gailevičiūtė suklysta ir Danės gali kontratakuoti, bet dar kartą atrodė, kad pavyzdinė Gintros universiteto gynyba, bet Danė su kamuoliu ir toliau. Ir Vestina Nevardauskaitė pasiaukojant šiai žaidžia. Dar kartą į baudos aikštelę, nuošalės nebuvo ir kaip dabar per save muša nuo savų vartų 22 numeris Testrup. Galimybė kontratakuoti ir čia pražanga yra ir tai gali būti geltona kortelė. Raudona ko gero ne, nes dar viena varžovė buvo prie Sonatos Vanagaitės ir geltona kortelė rodoma 12 numeriui Stiniai Larsen. Po keitimo aikštėje pasirodžiusiai žaidėjai ir, galima dabar irgi kažką panašaus suorganizuoti, bet jau gerokai budresnės bus Brøndby futbolininkės. Jos šiandien 2 įvarčius jau praleido. Ir būtent vieną po labai panašios situacijos, po standartinės padėties. Ir keitimas Danių komandoje, 24 numeris. Tai yra Lysima Falcon pasirodo aikštėje, keičiamas 22 Amalie Grünbaek Testrup. Pastaroji žaidėja pradėjo šias rungtynės kaip puolėja, po to buvo patraukta į kraštą. O beje, Lysima Falcon yra vienintelė legionierė šioje komandoje. Visos kitos futbolininkės yra Danės. Ir Rimantas Viktoravičius, duodamas interviu oficialiai Gintros svetainiai, kalbėjo, kad tiesiog Danėms legionierių nereikia, nes pačios tos futbolininkės galėtų žaisti bet kurioje pajėgiausio Europos komandoje. Smūgis virš vartų. Šį kartą Ana Lekperova muša į vartus. Kai buvo pelnytas pirmasis Anos Lekperovos įvartis šiandien, tai atšoko kamuolys tiesiai prieš vartininkę. O dabar pabando nepažemę, pabando dabar aukštai. Taip mušti ir šį kartą į vartus nepataiko Ana Lekperova. Pagirų ir aplodismentų tikrai nusipelno šiandien Gintros universiteto merginos. Šiaulių sirgaliai, kurie palaiko SMS Credit LT lygoje žaidžiančią komandą, šiandien taip pat gana griausmingai ir garsiai palaiko Gintros universiteto ekipą. Matau, kad ir plakatą kažkokį turi parengę. Ir kairiajame krašte Brøndby ekipa. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Grąžina dabar Danės. Ir toks rizikingas perdavimas kapitoniai Teresai Nilsen. Ir po to jį į priekį Stiniai Larsen. Taigi tai buvo paskutinysis keitimas, kurį turėjo Piras Lisdorfas. Laura Larsen šiandien nežais, kaip ir Stephanie Holm ir Simone Boje Sørensen bei vartininkė Katrina Abel šiandien nepasirodys aikštėje. Keitimai buvo tokie. Stine Larsen pasirodė, po to ir Emma Madsen ir taip pat Lysima Falcon
vienintelė legionierė, kaip ir minėjau, ir ji yra atvykusi į Daniją iš Izraelio. Visos kitos futbolininkės yra danės šioje komandoje, kaip ir treneris. Ir dar viena standartinė situacija prie Gintros universiteto vartų. 80-oji rungtynių minutė. Emma Madsen, viena rezultatyviausių žaidėjų, rezultatyviausia šiame sezone. 3 įvarčiai yra jo sąskaitoje. Kalbant apie UEFA moterų čempionų lygą, ji pasirodė po keitimo. Dabar perdavimas link artimojo virpsto ir pažeidžia taisyklės danės. O Nanja Kristiansen, kuri pakeista, 35 rungtynės jau žaidusi UEFA moterų čempionų lygoje, 6 įvarčius įmušusi ir tai yra didžiausias skaičius. Kapitonė Teresa Nilsen 27 rungtynės UEFA moterų čempionų lygoje žaidė ir 3 įvarčius pelnė. 28 rungtynės yra Anjos Torsen sąskaitoje, bet ji šiandien net nėra registruota rungtynėms ir 1 įvartis šios futbolininkės sąskaitoje. O Emma Madsen 21 rungtynės. Na, beje, mūsų komandoje taip pat yra futbolininkių, kurios daug žaidusios UEFA moterų čempionų lygoje. Tarkime, Viktorija Budrytė 30 rungtynių, 4 įvarčiai jo sąskaitoje. Gintro universitetą, žinoma, metai iš metų žaidžia UEFA moterų čempionų lygoje, visų pirma kvalifikacinėme turnyre ir tarp 32 stipriausio, po to ir tarp 16 stipriausio pirmąjį kartą istorijoje pavyko patekti Gintros universiteto komandai. Ana Lekperova, 18 rungtynių. Yra sužaidusi 19 Rasa Imanalieva. Paliekamas kamuolys Gretai Kaselytei. 82 minutė. Jeigu, tarkime, svečiuose būtų ne 0-5, o tarkime 0-3, 0-4, galbūt ir visai kitokį vaizdą matytume, galbūt daugiau rizikuotų Gintros universiteto merginos, dabar jos yra patenkintos tą pergalę būtent šiose rungtynėse, nes atrodo, kad galbūt ir nelabai tikėjosi po tų pirmųjų rungtynių. Tarkime, Rasa Imanalieva spaudos konferencijoje kalbėjo, kad geras rezultatas būtų lygiosios šiandien ir jos nuomonė neabejotinai stipriausia komanda, su kuria yra tekę žaisti, yra Danių ekipa. Ir keitimas mūsų komandoje, 17 numeris keičiamas, tai yra Sonata Vanagaitė, 11 Samanta Karasiovaitė pasirodo aikštėje. Ir Karasiovaitė keliauja į dešinįjį gynybos kraštą. Milda Liužinaitė žais, atrodo, dešiniajame saugų krašte dabar. Ir puolėjos vietoje Simona Veličkaitė. Tokie perstatymai dabar. Simona Veličkaitė, žinoma, labai greita žaidėja ir matysime, kaipgi tą greitį sugebės išnaudoti. Į kraštą siunčiamas kamuolys Teresai Nilsen. Po to dar kartą 15 numeriui Čirinė Lamty. Vėl Lamty grąžina kamuolį atgal komandos gynėjai Stiniai Larsen. O Larsen siunčia kamuolį į aikštės centrą. Lamty. Sienelė dabar sužaidžia su komandos drauge 8 numeriu Teresa Nilsen. Kamuolys už aikštės ribų ir grąžina jį į žaidimą danės. Ir prie baudos aikštelės siunčiamas kamuolys, tolimas smūgis ir Greta Kaselytė kamuolį gaudo. Tikrai, ko gero, 10 iš 10 Gretos Kaselytės pasirodymo šiandien. Be jokių problemų, be didesnių klaidų. Na, galbūt kamuolio išspirimas galėtų būti geresnis. Dabar numoja rankomis Greta Kaselytė. Na, galbūt tik todėl būtų galima duoti 9, bet tikrai ne kartą gelbėjo savo komandą Greta Kaselytė. Ir žaidė patikimai. Kairiajame krašte danės. Į baudos aikštelę. Ir Greta Kaselytė su kamuoliu.
7 numeris Milė Paulsen. Dar kartą siunčiamas kamuolys į priekį ir čia Letišo Šapė Imga. Ir po to Ugnė Šmitaitė. Kamuolys lekia už aikštės ribų. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Greta Kaselytė. 85 rungtynių minutė baigėsi, taigi lieka apie 5 ir tiek, kiek pridės teisėja šiandien iš Vokietijos Riem Husein. Iman Alieva grąžina kamuolį atgal, po to siunčiamas kamuolys į priekį. Taigi puikus Gintros universiteto pasirodymas šiame sezone UEFA moterų čempionių lygoje, rekordinės aukštumos. Visų pirma, grupėje pasirodymas toks, kuris leido patekti tarp 32 stipriausių komandų, po to Pragos Sparta kentėjo palikusi turnyrą, nepaisant to, kad pagal reitingą buvo 9. Na, 8 pagal reitingą Danių komanda buvo toks per kietas riešutas svečiuose, čia perdavimas į priekį ir kontroliuoja situaciją šiaulietės. O čia Šiauliuose atrodė, kad tikrai buvo galima žaisti su varžovių komanda. Ir Gintaras Radavičius grįžęs iš Danijos kalbėjo, kad jaudulys pakišo koją ir nėra pratusios mūsiškės rungtyniauti būtent tokio lygio varžybose, o kalbant apie varžovės, joms tai yra įprasta, nes 10 metų buvo čempionės Danės ir ten futbolo lygis šiek tiek yra aukštesnis ir jos žaidžia nuolat UEFA moterų čempionų lygoje tame pagrindinėme etape. Gintarai universitetui tekdavo rungtyniauti atrankoje ir niekada sėkmė nesišypsojo iki šių metų. Reikia tikėtis, kad ateitis bus visai kitokia ir Gintros universiteto komanda žais tikrai puikiai ir toliau. Ne tik šiemet, ne tik sykį, bet ir po to. Reikia tikėti Rimanto Viktoravičiaus žodžiais, kad ateityje pasirodymai bus vis geresni. Už aikštės ribų kamuolys. Ir dar vienas keitimas Gintros universiteto komandoje, tai būtų jau paskutinysis. 14 numeris Milda Liužinaitė keičiama Algimantė Mikutaitė aikštėje. Paskutinis keitimas Gintros universiteto komandoje. 14 Taigi Algimantė Mikutaitė, Dovilė Gailevičiūtė ir Samanta Karasiovaitė po keitimo pasirodė aikštėje. Tatjana Veržbickaja, Kamilė Vačiulaitytė, vartininkė eina Boiko. Ir Evelina Buidavičiūtė šiandien nerungtyniaus. Grąžinamas kamuolys atgal. Simona Veličkaitė dabar atakos smaigalyje puolėjos pozicijoje ir galima kalbėti, kad prisiminti tiesiog jos žodžius, kad nepaisant po rezultato 0-5 visi kalbėjo, kad ateisime ir palaikysime Gintros universiteto komandą ir šiandien tikrai žiūrovų buvo daug, pakankamai daug, ypatingai žiūrint tai, koks laikas dabar ir koks oras, bet tikrai ir palaikymo daug Gintros universiteto komanda sulaukė ir ta pati Simona Veličkaitė kalbėjo, kad tikrai daug sveikinimų buvo ir po pergalių, netgi ir po to paskutiniojo pralaimėjimo. Visi kalbėjo, kad didžiuojasi Gintros universiteto ekipa, na kitaip ko gero ir būti negali. O Gintros universiteto vadovai kalbėjo, kad norėtųsi pilno stadiono, bet šiandien būtų tenkinę ir 1500, na ne mažiau nei buvo su Pragos Sparta. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir šansas Danėms, išmuša dabar kamuolį ir labai gerai, kad tai padaro Vestina Neverdauskaitė. Ir Greta Kaselytė prie kamuolio pirma, patikimuose rankose dabar yra kamuolys, 89 rungtynių minutė. Siunčiamas kamuolys į priekį. Lamty. Taigi bendras rezultatas būtų dabar žiūrint 2-5. Svečiuose Gintros universiteto komanda pralaimėjo rezultatu 0-5.
bet šiandien šiek tiek bent jau revanšavosi savo varžovėms. Nulis 5 ir tose rungtynėse Lamty įmušė 6 minutę, Madsen pasižymėjo 16 ir 21, Ali Abu Alful 47, Nilsen 89 minutėmis. Šiandien Vanagaitė įmušė 11, Alekperova 42 ir dabar paskutinė minutė. Jau pagrindinio rungtynių laiko bus dar ir pridėta šiek tiek laiko kompensuota. Dabar jis yra rodomas 2 minutės. Tiek rodo rezervinė rungtynių teisėja Jurgita Mačikūnytė iš Lietuvos, buvusi Gintros universiteto futbolininkė, ir ji žino, ką reiškia rungtyniauti UEFA moterų čempionų lygoje, bet neteko jai žaisti tame pagrindinėme etape tarp 16 stipriausių komandų. Grąžinamas kamuolys atgal. Gintros universiteto vadovai kalbėjo, kad tiesiog tiki savo jaunomis futbolininkėmis, tiki, kad tiesiog to užteks tame 32 stipriausių Europos komandų turnyre. Ir tikrai užteko, pateko tarp 16 stipriausių ir tikrai metė iššūkį, nes Gintros universiteto vadovai kalbėjo, kad nebūtų geras sprendimas, tarkime, žaisti vien legionieriams. Legionierių yra, kurios tikrai padeda komandai, tempia ją į priekį, bet ir lietuvės, kurios dar yra jaunos. Ta akcentavo ir Rimantas Viktoravičius, tikrai rungtyniavo puikiai šiame sezone. Ir viskas šioms futbolininkėms yra dar prieš akis. Ir reikia tikėtis ir geresnių metų. Perdavimas į baudos aikštelę. Ir pavojus dabar virš vartų. Ne, tiesiog, čia jau negražu dabar buvo, bet išmuša kamuolį Gintro universitetas. Paskutinioji minutė. Žiūrovai lieka dauguma, bent jau dar paploti savo komandai. Šiandien ir arbata buvo nemokamai dalijama visiems žiūrovam, kad nesušaltų. Ir perima kamuolį Gintros universiteto merginos. Rasa Imanalieva, bendra pergalė vis tiek. Dabar jau galima kalbėti, kad ne bendra pergalė, o šiandien pergalė tikrai galima kalbėti, kad bus, nes rezultatas yra 2-0 ir jau nebeišsigelbės. Danės Brøndby komanda keliauja į kitą etapą. Tiesiog galima pasveikinti varžovės ir palinkėti sėkmės kitame etape, o Gintros universiteto merginos tikrai vertos pagarbos už tą žaidimą, už tą norą ir kovą, kurį demonstravo šiame sezone. Ir ypatingai šiose rungtynėse 2-0 laimėjo Gintros universiteto ekipa. Sonata Vanagaitė 11 minutę įmušė, 14 Ana Alekperova pasižymėjo 2-0. Ir ačiū merginoms už tą istorinį ir geriausią žygį visoje istorijoje. Dabar aš atsisveikinu, linkiu gero vakaro, o visiems dar linkime pasižiūrėti, kas taps geriausiamis rungtynių žaidėjomis. Dabar gerbiami žiūrovai, plojimais už nuostabų sezoną ir nepakartojamas akimirkas. Padėkokime Šiaulių Gintros universiteto